Gerą dieną, krepšinio mėgėjai, sveikinuosi su jumis iš Šilutės Vidūno gimnazijos, kur netrukus prasidės SVMBet nacionalinės krepšinio lygos rungtynės. Galvoti apie baudų metimus, tačiau tokių iliuzijų greit atsisakyta. Čia Julius Jucikas kelia savo varžovą ir net ir išlyginti rezultatą arba net jį persėti Prokopenko. Iš tritaškio pataiko, tai matėme jau keletą sėkmingų epizodų, štai čia ir vėl žaidžia 1-1. Kazakauskas ten žaidžia 1-1, daug klaidinančių dėsių, metimas kairė ranka. Čia jau tik tai 2 sekundės buvo lygiai iki atakai skirto laiko pabaigos. Ir Vadimas Prokopenko dabar skuodžia į ataką. Nuo kranto iki kranto ukrainietis dėjo jis ant atsarginių žaidėjų suolelio, po to kai gavo net 3 pražangas pirmajame kėlinuke. Čionojus Jankūnas taškais flauterio paversti nepavyko. Dar viena greita ataka 7-38. Ir čia dar vienas perimtas kamuolys. Herkus Kumpys krauna iš viršaus, įspūdingiausias kol kas rungtynių epizodas. Na, turėjo gerą pakilimo ataką Herkus Kumpys. Na, o kad Kumpiai gerai metimas iš baudos aikštelės netaiklus. Clevelandas kol kas nefunkcionuoja. Šis 13 praleido tik 7 ir dabar komanda skiria 5 taškai ir dar ne vakaras. Čia Balkūnas negavo daug pasireikšti, nors pirmoje rungtynių pusėje įrodė didelį aktyvumą ir sėkmingai realizavo progas. Čia Balabanas, lygos krepšininkas. Šiandien metimais į krepšį nepiknaudžiauja Julius Kazakauskas. Čia bružo labai. Herkus Kumpys prieš jį dabar laikinasi Balkūnas. Iš Manto Ruiki Aurimas Urbanas, o čia Šarakauskas. Kaip gražiai kyla. Čia Mantas Ruiki, šitą metimą turi Julius Jucikas. Ir kelis kartus jį tai palikus jis tikrai neprametinės. Čia Aurimas Urbanas impo ir lieka žaisti tik minutę ir 13 sekundžių. Čia Stašys. Nepavyks Urbanui išsimesti. Jankūnas pataiko Nojus Jankūnas ir jau 5 sekundės dabar. Reikia medžioti varžovus, atrodo, kad nusprendžia nebauduoti. Ir viskas. Patys šilutiškiai paleido dar galimybę pasimti kažkokios intrigos pluoštelį šiose rungtynėse, taigi viskas.